extraordinary even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Taigi labas vakaras, mėlyjeji! Sveikiname visus jūsų Švento Valentino diena, linkime jums daug meilės ir linkime, kad jūs išvystumėte meilę mūsų scenoje. Taigi šiandien mes ieškosim Valentino ir ieškosim jam žmonos arba jai vyro. Tai gali būti Valentinas arba Valentina. Ir dabar mes pradėsime pirmosius mūsų vaidinimus. Tai man reikia muzikos iš didžėjaus ir mes įsikvėpsim iš muzikos. Taigi važiuojam! Kokie gražūs Ramunės lapeliai. Taip, aš vis bandau nuspręsti, ar tu mane myli ar ne. Tai tu čia dabar išsiuvinėsi tiek lapelių, kiek norėsi. Taip, Tai tu ta, kuri valdo ateitį? ne, aš tiesiog noriu sužinoti, ar aš noriu su tavim būti ar ne. Labai rimtas reikalas. Tai nori ar nenori? Nu, tu pasistenk dėl manęs. Aš tau galiu padainuot, pašokt kažką. Ar ką man padaryti, kad tu išsiuvinėtum tiek, kiek reikia? Žinok, dabar jau viskas, arba du lapeliai, arba vienas. Ką Tu net stenkis. Gerai, myliu. Į kelionę. Tolima bus. Tai aišku. Mes tokį maišą prisikrovėm dovanų. Mano tai pustuštis. Aš tikiuosi parsinešt kažką atgal. Iš vaikų. Nu, iš namų vaikų. Klausai. Tu pablūdai. Nu, Mes kalėdų senelį mes nešam dovanas vaikam. nu tai kažkur pasiemu vieną kitą. Nu tai aš paimu ir nunešu kitiem duodu. Tai tu sulaužytas, ne, pasiėmė balvą. Balva, nu nesulaužytas, nu tokios, kur defektuotos būna. Tada duodu elfam, jie sutvarko ir aš nešu. Jau galvoju, kad vagi iš vaikų. Nu, kartais. Ta prasme. Ar iškepė pyragaičiai? Užuodė? Ne. Ne. Dar kartą arčiau, taip arčiau. Žiūrėk. Oho. Širdelės formų žiūrėk. Eik tu savo, tu man tokius fainus iškepėjai. Taip. Žiūrėk. Su kuo jie? Žiūrėk, kaip tu mėgsi, su riešutukais ir su razinom. Sing. Iškepė. Iškepė? Taip. O, Dieve. Aš nesu dar tokių ragavusi. Širdelės formos, kaži koks skonis. Suvalgėm abu širdelės, suvalgom kartu. Prancūziškai, suvalgom prancūziškai širdelės. Davai. 100 kartų skaniau iš tavo burnos. Turim viską išvalyti. Jau tuoj ateis tikrint, o mes blūdėm visą dieną. Tau tai tik tai dėl to, kad babkės padin, o aš ją myliu. Atleis iš darbo. Tave atleisk. Ką tu myli? Jinai irgi mane myli. Bosė? Taip. Mes jau kokį pusmetį kartu. Taip, Ta prasme? jinai mane Ir todėl engia. tu nedirbi. Ką nedirbu, Ir pažiūrėk, tada per tave aš nedirbu. Ir tada mane atleista, tu čia ir dirbsi toliau. Nu toks planas. Nepatinka man, bet dabar aš duotu, duok man. Skudu.
Tuo aš čia viską išvalysiu. Žinok, čia liko, čia truputį. Kur dar liko? Čia. Aš Tu žinok, nemurzink ten man! aš būsiu, žinok, kokybės tikrintojas. Tikiuosi išsipildys. Aš irgi noriu. Palauk. O kad Marius mane mylėtų. Žinai, Mano noras. ką? Aš dvi monetas įdėsiu, kad mane Marius stipriau mylėtų. Nesąžininga, ką tu šneki? Aš 5 eurus turiu. Palauk, ai, šitą taip padaryti. 20 centų. Mane! Aš į... Marius bus mano! Aš 2 eurus. O man tai negaila dėl Marius. 2 eurus? Jo. Tai gerai, čia man beveik sudėjus principą irgi 2 eurai. Va, aš irgi eurą man negaila, o dėl manęs. Aš kreditinė. Ką tu? Aš irgi kreditinė. Kur? Žinai, Aš savo raktelius. Mariam! Štai surišti iš kokius. Mano mazuma. Mario palik. Tai čia dėl manęs viską metė. Aš Marijus. Tai aš Marius. Aš Marijus. Tai Ir jūs Marija. mes visi Marija. O dieve, čia kaip Mariukų koks susirinkimas. Ką jūsų tėvai fantazijos neturėjo? O tai tavo jau turėjai. Mane tai mano senelio vardu pavadino. Mano prosenelio. Mano tai tėtis Marijus. Tai mano čia geriau, aišku, gaunas, nes aš iš toliau atėjau. Iš toliau. Iš toliau, iš tolimesnio giminės krašto. Mažia kortelė. O, man. Mano! Viskas. Taigi man. Marijus, Oi. neškite savo, Marytė bus mano. Atsiprašau, ko jūs čia stumdatės? Ko jūs čia, prašau, vidurnaktį stumdatės? Atsiprašau, pas ką? Aš iš Marytės. Atsiprašau, iš kur? Marytės Vasiliauskaitės. 3 aukštas, va, tas balkonas. 3 aukštas, tai tik mano Marytė. Ne, ten mano Marytė. Vasiliauskaitė mano. Reikia išsiaiškinti. To betrūko. Nesipykit, vyrukai. Mano globotinė. Nederami dalykai čia darosi. Marytė! Išlįsk per langą, išsiaiškinti reikia. Kuri myli labiau? Mane mylėk, Marytė, mane. Pas mane dar 3 yra, tai aš jį labiau myliu. Nu laikykis 3, mes ateinam. Gerai, tai tokie vaidinimai su muzika. Ačiū jums. O dabar žinau, kad tikrai norit prisidėti prie viso šio renginio ir šio pasirodymo. Tai mes turim 3 indus, personažai, vieta ir savybės. Ir dabar mes pabandysim išsiaiškinti, koks bus vaidinimas. Taigi mums pradžiai reikia personažų. Padarysim taip, gal kolegos paimkit po vieną kibirėlį. Padarom taip, kad, sakykime, nebūtų jokių konfliktų ir kažkokių tai nesąžiningumų ir panašiai. Paprašysiu ištraukti. Čia priekį yra. Prašau. Na, jau galit perskaitykit garsiai. Bonnie ir Clyde. Bonnie ir Clydas turim personažus. Atsakomybė. Pas mus čia truputį tamsu. Atsakomybė. O? Ir vieta. Psichiatrinė ligoninė? Gerai, tai Bonnie Clydas psichiatrinė ligoninė ir turi atsakomybę.
Klaidai, Aš prirakintas. jeigu tave jie prirakina, aš jaučiu atsakomybę, kad prirakintų ir mane. Rakinkit! Mes tiek laiko bankus plėšim. Davai, prirakink tu čia. Prirakink. Ja. Mes taip įsimylėjo, kad aš pastoviai noriu būti su juo. Davai! Atsiprašau, lankymo valandos baigėsi. Aš... Rakinkit taigi, kaip aš čia vienas būsiu. Pacientas, nekelkit šurmų. Atsiprašau, aš tik norėčiau pasiklausti jau, kad nesupratot iš pradžių. Aš noriu su juo kartu plėt. Kaip, nu... Atsiprašau, ką? Taigi reik man jos, kad gulėtų. Man atrodo, Nu jis... čia šalia. Klausyk, o jūs gal pats pacientas? Ne, Ne? aš truputį susimaišiau. Klaidai, klausyk, man atrodo, jis pats nes... Aš girdžiu, ką jūs šnekat. Atsiprašau, čia turiu tiem pacientam mėgoti. Antanai. Aš jiem aiškinau. Baigėsi Jau laikas išeiti. Aš galiu, aš psichininkas. Man irgi reikėtų su juo gulėti. Anketą užpildykit. Ai, žinoma, aš Čia čia taip jau lengvai nepapulsit. atsakingai užpildysiu galio, kad neskučia. Tuoj atnešiu. Klaidai, kas maršrutai tau nutiko, ko tu čia aimanuoji? Pone, jūs galit prigulti ir tada pildyti. O jūs labai apgalvotai viską. Kodėl jūs taip arti atsigulėt? Psichiniai. Jūs. Gal jūs prirakint ar ką? Vizurakinat. Surakink mus! Aš surakinta, surišta. O, Ką jūs čia veiksit Klaidai. prirakinti? Tu atrakink kurią nors dalį. mums visą laiką. Gerai, tai ačiū poniai ir Klaidui ir keliam dar toliau pavaidinimą. Kas dar? Šau. Skaitykit garsiai. Garsiai. Zoologijos sodas. Pagirūniškas. Gerai, pagirūniškas zoologijos sodas ir personažų reikia. Hasbula ir geniukas Vudis. Kas rašėt, kas yra Hasbula? Nu šiaip, ką jūs turėt omeny, nes mes galim turėti ką kitą omeny. Labai gerai supratom, tai čia vardas toks bus, Hasbula. Gerai, tai... Hasbula, pagirūniškas ir zoologijos sode. Hasbula ir geniukas Vudis, pagirūniškas zoologijos sode. Labą dieną. Mes čia turim pačius geriausius pasaulyje gyvūnus. Puiku. Aš irgi noriu būti vienas iš jų. Tai, mes neturim visų namų. Aš išsirinkau jūsų zoologijos sodą kaip geriausią. Čia man kaip universitetas, kaip žmonėm. Dieve, kaip malonu girdėti. Universitetas. Čia daugiau kalėjimas. Tai švietimo įstaiga, tas pats. Panašu. Suprantu, į ko lenki. Aš čia matau visai yra gerų vietų. O kokie gražūs. Čia matot, narvelį 4 užimta. Čia užimta. Ten matau vietą. O, Geriau. gerai. Gali Gerai. įsipatoginti. Lyg neplėšus čia paukščiai susėdė. Ne, jie taip labai kultūringai juokiasi, mandagiai. Na tik ką mokytis. Tai aš šiaip galėčiau pramokti juokas, nes... Atsiprašau. Hezbollah reikalai. Taip. Labą dieną. Įvykdėm užduotį. Hezbollah. Tai jūs atėjo. Ne, mes atėjom, įvykdė užduotį taip, kaip pasakei, šefe. Aš sprogdintojau. Naujokas? Mokosi juoktis.
kaip aš juokiuosi, man jis nepatinka. Susimainykit. O tie paukščiai ne... Tave reikia į nelaisvę, nes tu sufeilinai misiją. Aš vis dar su ta liemenė. Skriskis čia. Paukščiukai nebijokit, jis jau misijos nevykdys čia. Na, išmokai, ko atvykai. Taip. Aš kitaip multikę mačiau. Dėl to aš ir čia atėjau pas jūs, kad juokčiausi kitaip. Bet tu tas iš multiko. Taip. Tas Tu man marškinius išterlioji. Lošik iki kraujo. Galiu dar kitam. O, Dieve! Veiksmingai, ne? Labai. Tu, manau, skrisi į misiją. Aha! Aš čia to. Tu esi pati geriausia kovotoja. Geniuka. Agentas Vudis. Visas Vilisas ir Šrekas. Agresyvumas. Kur? Ir vieta yra tulpių plantacija. Darykė! Ką? Aš čia treniruojuos Fionai. Jonai? Tai gal galėtum nesirent po mano tulpių lauką? Ištrypiu visas gėlės dabar. Ką iš jų liko nieko? Kaip aš parduosiu? Aš šiaip už Fionos ištekėjęs babkių turiu. Laikyk. Jinai, žinai, alfa moteris. Žiūrėk. Hapa! Galytė! Jinai kitaip nepriema gėlių. Tu dar kartą išvalioji mano visas tulpes. Supranti tu, kas yra tam? Tu man prieš nešokinėk! Čia, O tu, dički! o tu nori išplikęs gal? O, aš tau tulpyčių gal paskinsiu? Kokiu tulpyčiu? Jas dabar atsodinti reikia visas. Ne, čia yra dar likę kelios. Atsodinti reikia. Prašau, paukštelį. Prašom, dabar eini rankom, išlipi visas, čia va, šitas, kur sutripai ir naujas sodinimą. Žiūrėk, aš tau pasakysiu taip, tu ant manęs... Išplikęs. Grįžk jau dabar. Sodinti reikia laikas. Jeigu tu ant manęs rėksi, ateis Fiona. Ką Tu žinai, ką tau padarys? Tu supranti, dički, ką tau padarys? Fiona! Rasi pagalbą! Iš kur tas asis? Jis mano draugas, o jeigu dar ateis Asiliukas! Iškelbės dievą! Šaunuolis, šaunuolis. Šaunuolis. Šrekai aš tas niekad nepaliksiu. Ačiū tau. Jojam iš čia. Jojam. Gerai, ir padarykim dar vieną vaidinimą su jūsų pasiūlymais iš virėlio. Kas norit iš karto? Auditorija. Viena auditorija. Grybauskaitė ir Orlauskas. Grybauskaitė Orlauskas auditorijoje ir savybės pagarba. Gerbiama Grybauskaitė, galbūt norėtumėte, aš jums papasakosiu labai juokingą anekdotą. Kartą gyveno plikis ir plaukuotis.
Ir jie ėjo į prezidento rinkimus. Ir neišrinko nieko. Taip, dabartinė politinė situacija. Man gyvai anekdotai netaip gerai gaunas, nes nieks to ha fonė neuždeda. Suprantu. Bet žinokit, jeigu įdėmiai įsiklausysit, išgirsite. Tokia menki, bet yra. Gerbiama Grybauskaitė, aš čia negalvokit, kad aš čia padlaižauju, bet aš jums mielai įpilčiau stiklinę nealkoholinio skysčio. Dėkinga. Ir jeigu jūs nieko prieš, savo įsipilčiau irgi, nes mes turim aptarti humoro ir humoro santykį Lietuvoje Šiame periode. per šį periodą. Taip. Aš manau, kad prie viso per daug humoristų ir jie kovoja su humoristais. Ir aš norėčiau, jeigu galima būtų maloningoji... Jūs kalbate labai painiai. Priimkit dekretą, kad juokaut galėčiau Lietuvoje tik aš. Tai prieštarauja demokratijai. Labai jūsų nuoširdžiai išklausiau nuomonę ir aš ją pabaigiau. Žinom, pagarbiai. Čia turiu užkandukų, štai gal tai paverks jūsų širdį. Aš kyšių nepriemu, bet užkanduką sūrio pavidalų visada. Aš žinote, įsiklausiau jūsų pavardės skambėjimą. Grybauskaitė. Tai suponuoja į tai, kad... Žinokit, kaip kas mane skautė vadina. Miela skautė Grybauskaitė Dalia. Ar jūs esate užimta? Ne kaip laike, o kaip šiaip. Čia negalvokite, kad aš čia peršuosi ar ten kažką. Ar jums patinka mano augintinės gyvatės pavidalu? Labai. Jūs negalvokit, kad aš čia... Tiesiog čia aš žiūriu žmonių charakterį. Jūs čia negalvokit, kad aš čia kaip padlyza, bet man patinka jūsų gyvatė. Puiku. Kodėl jinai Aš vyro vyniojasi? neieškau, beje. Kodėl jinai vyniojasi? Jinai dresiruota? Ne. Kodėl jinai vyniojasi? Kodėl? Šaunu, bus pietus gyvatėlai. Gerai, puikiai. Dabar ar mėgstate žiūrėti kino filmus? Taip. Yra kas mėgsta, ne? Ten toliau ar mėgstat? Labai gerai. Ar mėgstat žiūrėti melodramas? Yra, taip. Tai žinokit, dabar tie, kurie mėgstat, tai jums pasisekė. Tie, kurie nemėgstat melodramų, jums gal ne visai pasisekė, nes mes šią sceną turėsim melodramą. Dabar reikia šiek tiek iš jūsų irgi informacijos tam tikros, kasgi būna tuose melodramuose. Galit sakyti ir dėl to, dėl ko jūs mėgstat, galit sakyti ir dėl ko jūs nemėgstat melodramų. Tai kas ten būna tuose melodramuose? Ilgas veiksmas, toks ištemptas. Ilgas ištemptas veiksmas. Kas dar būna? Ašarų. Ašarų būna, teisingai. Per saldu. Per saldu. Meilė dar. Meilė būna, aišku, būna meilės. Kas dar? Kerštas būna. Kerštas būna, teisingai. Bučinių būna. Ko būna? Bučinių. Bučinių būna. Neištikimybė. Neištikimybė. Pavydas. Pavydas. Intrigos. Intrigos. Amnezija. Aha. Kas dar? Reklamos būna. Labai gerai. O gerai, tai mes irgi pabandysim iš to, ką išvardinot, irgi kai ką panaudot. Nepažadam, kad viską panaudosim, bet pasistengsim. Ir dabar reikia mūsų melodramai pavadinimo iš jūsų. Tai pasakykit kelis variantus. Kažkur vieną priimsiu, kuris geriausiai teiks. Seimas? Nešė karvį inkilėlį. Nešė karvį inkilėlį. Aha, kas dar? Melodramai pavadinimo. Susitikimas prie fortepijono oro uoste. Susitikimas prie fortepijono oro uoste. Dar? Pasakykit, pašaudykit kelis variantus. Valentiniškės. Valentiniškės? Kadangi saldžiai saldus būna, tai tebūnie būna irgi saldžiai saldus pavadinimas, tai melodrama Valentiniškės.
Kaip sudėtinga dirbti saldainių fabrike. Tose valentiniškėse. Aš pavargau, Marija. Izidora. Aš tam valentiniškėm. Sakiau, čia atvažiuodamas čia vyrą rasiu. O pasižiūrėk į mane. Saldainius gaminu aš. Priaugai svorio tikrai. Jo biškį. Izidora, ko nedirbi? Marija. Ko nedirbi? Dirbu, ponas, Izidora, dirbu. dirb greičiau. Dirb. Aš jums Izidora. mėgstamiausią komplektą sudėliojau. Tu visada galvoji apie mane. Taip. Tai kelia man nerimą. Dirbkite. Aš dirbu. Gerai. Marija, ir tu? Aš irgi dirbu su viršininku. Ar jūs norėtumėte papildomų viršvalandžių, ar ten kažką... Skirtumas manęs vakarė. Konvejeris nesulėtėjo. Izidora, tu taip vėlai grįžti. Antanai, Tu man net pietų nepadarai. aš nežinojau, kad tu grįši iš savo komandiruotės. Kažkada turėjau grįžti. Nu taip, bet Ir randu, kai visada nedirbta, nevalyta, neplauta. aš gal Izidora verkė, bet valentiniškėse atradau, kad aš turiu stiprybę čia. Ir aš nustosiu toliau tau, Antanai, neplausiu čia grindų, tik dėl to, Taigi visada jau neplauta, ką aš jau sakau. Tai vat nuo tada, kada jau neplauta, nuo tada nusprendžiau visą šitą. Nes absoliučiai tai tu išvis manęs net nemyli. Tu stovi trakus, tas komandiruotis, kur tu buvai valentiniškėse, kur dabar buvai, kur striptiziškėse, kur? Kas tu dar striptiziškėse, neįžeidinėk manęs moterių. Aš dirbau sunkiai, parvežiau pinigų ir lauktuvių. Aš jau užstorėjau, man sakė Marija, kad... Pastebėjau. Daraisi net šiek tiek nepatraukli. Mano, varom vėl į komandiruotę. Jis vakar statistiškas. Nes važiuoju, aš ką tik grįžau. Aš būni 3 dienas ir varom vėl. Bet nepatikės. Kas nepatikės? Jau dabar man prikišinėjo, kad aš esu fiziškas varau. Tai iš kur nežinau? Ką? Kodėl čia lagaminus vėl kraunies? Bosas labai prašė. Va. Net nespėjau. Gerbiamoji, žinokite, mes su vyrais išvykstame į komandiruotę. Labai rimta. Marija irgi važiuoja? Ne, čia tik tai vyrų reikalas, mes ten dėrėsimės. Izidora, mes vienus belikome dvi visame fabrike. Valentiniškėse irgi atrodo. Liko vyrų visam. Aš tavęs nekenčiu, bet šitos situacijos dar labiau nekenčiu. Aš Marija irgi tavęs neapkenčiu, visa savo širdim. Bet Jeigu tokią turėčiau, irgi tavęs visą šitą nekeščiau. nu tai taip. Reikia kažko imtis. Išgerti. Puikiai pradžia. Jo, tu savo gyvatiškų nuodų turi. Žinai, kuo skiriasi ragana nuo moters? Nu, Tai, kad nuodija tik kitus. aha, gilu. Kalkuliuoju, palauk. Vyrai! O, gerai! Nu tas pasitarimas! Nesitikėjau, kad tokia stipri kita pusė bus. Prie stulpo patys geriausi pasitarimai būna. Sukasi ten visi, tik tais eina. Jau man sušadina smegenis iš karto. Kaip gerai, kad jūs Dėl man pasakėte. kūrybiškumo. Aš galvoju, vyrai, į komandiruotę darysim kas savaitę. Žinokit, Bliam, aš negaliu taip. šiaip tai, Taip negali. Nu, tai Šiaip man prikišinėja ta Izidora. aš jai daugiau darbo duosiu. Čia ne tavo Izidora, Mane čia lieka. Stript. Antanai!
Nerijų. Kas tu toks? Aš bosas tavo Labas. fabriko. Apsiverk. Ką tu čia veiki, papildomai uždarbiauji? Kaip čia suprasti? Tau mes per mažai mokam? Aš nežinau, kas tu iš vis tave pirmą kartą matau, bet tave, bose, A, jūs čia... Gerai, lendu iš atsistoti stalo. viešpatie. Tu Su tavim dar pakalbėsim, išsiaiškinsim, kas čia fabriko bosas. Atveskit man Antaną, prašau. Jūs taip nekalbėkit, nes rytoj busit atleista. Čia galioja kiti įstatymai, čia yra striptiziškėsės. Ses. Nu, žmona, grįžau iš komandiruotės. Parvežiau tau šokoladą. Čia pienis, kur tu mėgsti. Tu sakai, aš stora. Nu, tai jau nieko nebepakeis. Ką dar parvežiai? Tai nieko čia. Sakyk. Tai nieko. Ai. O turėjau kažką parvežti. Nu, Tai jau šokolado neužtenka. turint omeny, kiek tu tenais buvai už savo kažkokį tai triusų išsikišęs tos pinigus, kuriuos man mėtai. Tau mėčiau. Aha, net pažinai iš pradžių. Apie ką tu čia? Antan! Žiūrėk su manimi į mano akis. Taigi tą kartą tavęs klausiu apie striptiziškes. Žinai ką? Nežinau, kas čia per kaina. Iš viso tai aš neščia. Ir stora aš, dėl to, kad aš neščia. Ir smagu, kad tu mane va taip palaikai. Bose, aš neščia. Mums reikia aptarti šitą būtent reikalą. Kurį žinot? Nu, po to karto, kai buvom susitikę striptiziškėse, aš galvojau, kad taip gali nutikti. Aš labai apgailestauju. Galiu pasakyti taip. Marija iš principo manęs nebetraukia. Kai aš jūs pamačiau, jeigu galima, aš kreipsiuos tu. Marija Bergžė? Jinai Bergžė. Kas vyras? Tai tu, Antanai, Aš tikrai? Taip, aišku, tu. Kad mes nesimylėjom ilgai, kokius 2 periodus mažiausiai. Tai aš ir stora dėl to, kad jau minimum 3 mėnesiai. Hello? Tai gerai, mano vaikas. Oi, kaip pajutau, kaip pilvas skauda man. Oh, kažkaip aš apstu. Spardasi? Nu, nežinau, ar čia priklauso jam. Jau? Jo. Pavydas antrą mėnesį. Nežinau, man apstu. Man atrodo, man reikia... Pusės. Reikia... Jo. Tuoj tą šokoladą atnešiu, gal tau cukrus nukrito. Kad jau suvalgai. Aš sakau, tikrai yra su manim geriau, aš tai Havajuose gulim savo po palmę, abu su pilvais. Ir gerai. Aš tai sakau taip, mestu tą vyrą, paaukštinsiu aš tave pareigose, galėsi dirbti ne prie konvejerio, Aš noriu, kad... auginsi vaiką. Izaura. Zolda. Izaura. Aš gėriau. Ir pradėjau galvot, kad Gerai. mūsų vaikas visai į mane nepanašus. Jo. Nes buvo pilnatis, kai mes tai darėm. Ir dėl to sako, kad vaikai nebūna panašus į tėvą. Sakai. Taip, tu gal nepameni. Tu atėjai pas mane patarimo? Mano vaikas į mane nepanašus. Taip, jis storas, o tu ne. Taip, būtent. Ar žinai, kas yra tėvas, nes aš tai žinau? Sakė, kad aš. Ne, buvęs mano meilužis. Dabar jis Izidoros meilužis. Aš galvoju, kur jinai dingsta ištisas mėnesiais. Žinai, nu kaip čia pasakius.
Tu gerai sutari su mano sūnum, jis storas, tu storas. Aš tiesiog nestoras, o saldainius mėgstu. Dėl to šokolado fabriką ir turiu. Ja. Aš irgi sakau. Tai aš galvoju, žinai, čia mes tik vieną kartą fikimyti. Tai galim antrą kartą kažkada. Antrą kartą. Tave patikėjo man tavo motina. Tu storas. Ji vis dar stora. Taip. Tai tiek. Auklė, aš trumpam išvažiuoju, kaip laikais mažolė. Valgau. Baisiai nerangus. Ką tik mane nutrenkė. Kažkaip tam stripakė, kai vaikų turėjau, ne kažką. Nebe tas. Ne tas. Ir aš irgi galvau, kodėl? Pala, tai tu turėjai vaikų? Aš galvoju, kad jūs Užaugęs storas. Ten mano vaikas. Tavo prasme, tavo vaikas. Tai jūs abiejų vaikas, jovčik man. Per 10 metų nesupratom. Nu tai per 10 metų. Paaiškink, kaip ne... Paba, ne. Čia kažkokia beviltiška situacija tarp jūsų Ateik čia ir papasakok. Mes čia kas savaitę važiuojam tą patį. Prigerim ir apie tą patį šnekam jau 10 metų. Man amnezija, aš nežinau. Aš kaip prigeriu. Kas savaitę? Aš čia beveik gyvenu, abonentą turiu. Kodėl aš neturiu? Man visko irgi turi, va, pažiūrėk, va, abonentas tavo. Čia viskas taip. Ir tavo, žiūrėk, abonentas yra, va. Ko tu taip šauki? Taip, Tai nervinat mane, aš čia 10 metų tą patį jums kartoju kiekvieną savaitę. Tai kiek nervų gali būti pas vieną žmogų? Tai tu man paaiškink, tai kieno vaikas ir iš kur jis atsirado? Nusiramyk, Izoldos taigi vaikas, nu. Tai ar mano ar Izoldos? Zauros. Tu vardų neatsimeni! Mano savo vartų nebežinai. Koks tavo vardas? Bent tiek. Taip viskas painu. Labai. Tai kieno, tai paaiškink. Manau, kad laikas susitaikyti. Aš vis dar dirbu fabrike ir dabar tavo auklė. Tu kvailutė Marytė. Ar tu žinai, kad bosas yra dabar apsuktas aplink mano pirštelį, Marytė? Taip, žinau. Žinau, kad nuo to laiko, kai pradėjai šokti striptizo klube, striptižiškėse, Ten pat. aš netekau visko. Nu, ką žinau, darbą dar turi. Bet savigarbos nebe. Nu, niekada tu neturi, negali prarasti. Sūnau, tau jau 12, o čia striptiziškis. Aš tave kaip vyrą supažindinsiu. Žiūrėk, čia yra vienas stulpas, ant jo sukasi dama. Štai, čia yra antras, čia ant jo sukasi vyriškis. Čia yra trečias, ant jo sukasi tavo mam. Čia nežiūrėkit, mama nesisuka. Mama, žuliktų. Aš noriu susitaikyti. Ja. Šokoladą biškį. Tu žinai, kiek aš galiu šokoladą dabar nusipirkti iš to šokoladų fabriko boso pinigų ir iš savo striptizo pomėgio Bet čia pinigų. striptiziškis šokoladas. Tai būtent, Antanai, jeigu tu nori mane susigrąžinti, tai man šokolado jau dabar nebepakaks. Sukūdai. Nusisirbiau biškį, nes šiaip pati tai nesugebėjau. Fainai. Jo, Aš noriu grįžti pas tave. parodyk, kaip tu nori. Antanai, turiu tau pasakyti tik tiek. Kiek? Taip gerai man dar nebuvo. Nei su Izolda, nei su Marija, nei striptiziškėse. Tu šaunuolis.
istorijos pabaiga. Norėsit sužinoti, kas toliau nutiko Marijutei, Izoldai, Zaurai, Antanai? Prisijunkite prie mūsų kanalo sekantį kartą. O dabar, kaip prisimenat, tai mūsų renginio pavadinimas yra kaip Valentinas ieškojo žmonos. Tai truputėlį tik vienas dalykas pasikeitė, bet jūs suprasite kas. Nes, man atrodo, jūs jau išsiaiškinom, kad žiūrit melodramas ar ne, kažkas žiūri filmus, serialus, o ar žiūrit laidas? Taip. Taip. Ok, vienas žmogus, bet jūs Tai turbūt, man bent jau asmeniškai jis truputėlį nostalgiškas, bet prisimena tokią laidą Kitas. Jo. Tai šiandien jūs pamatysite ne ką kitą, bet kitą. Tai mes turime nuostabią žavę merginą, kuri šiandieną norėtų susirasti savo gyvenimo meilę. Ir turime labai daug, jau čia ant vienos rankos pirštų, tai minimum vaikinukų su puikiom savybėm ir mes bandysime surasti, kuris iš tų vaikinukų turi tą savo tinkantį tai merginą. Tai dabar reikės jūsų truputėlį pagalbos. Ir mes pasimsime po vieną vaikinuką ir išrinksime jam savybę. Tai pirmas, kuris iš jūsų drąsiausias. Vardo mes nežinom, bet mes žinom, kad tu esi kerštingumas, kerštingas tu. Aš šiaip esu Tomas, bet mane draugai vadina Mariu. Ir aš esu kerštingas, nes kai mane sunervina, tai laikykitės. Sekantis, prašau. Nu gerai, aš jau pasiėmiau visą šitą rolę, tai prašau kažkas ištraukti dar vieną savybę. Gimnastika. Taip atrodo. Gimnastas, prašau. Sveiki, esu aš Jurgis, lankstumo čempionas. Iš visų pusių ir iš visų kampų. Tai dar špagatą. Prašau dar vieną. Kas man padės išrinkti savybę? Aš Jonas, vešlių plaukų savininkas ir nuostabiai žavingas. Ir paskutinis. Drovus. Aš Tytas, norėčiau susivest panelę čia, bet tai nepasiseks, tai nieko. Tai susipažinom su mūsų vaikinukais, o dabar mums reikia susipažinti su mūsų mergaitė. Prašom, prisistatykite. Sveiki, aš esu Larina. Mano tėvai mane augino kaip tradicinių pažiūrų, tradicinės kultūros merginą ir man yra 21. Taip kad aš noriu vaikino, kuris mane išlaikytų. Ką, vyrukai? Eisim? Eisim, aišku. Laukia mergina. Aš galvoju, kad gražiausias yra pirmas. Nu, laikykis! Varyk, parodyk! Aš savo vien grožiu ją palaušiu. Labas, Labas, Larina. Jonas, O, nu? tu nieko tokis. Ačiū. Ta prasme, wow.
kaip liūto karčiai. Galiu? O rankas ploviai. Nu, Aš dezinfekciją turiu. Galima. taip labai jau priekabiai. Tai man reikia savo grožį palaikyti, suprantate? Tai jeigu mes draugausim, tai tu irgi šitaip. Nu tai paskui, kaip susipažinsim artimiau, tai jau. Okei, tai jau mano bakterijos bus viskas gerai. Tai apsikeisim ir ten kaip ir viena būna Okei, būtybė. būtybė. Gerai, aš čia tave pasikviečiau į rankų darbo namą. Čia mes su draugais jį pastatėm. Ir tiesiog... Savom rankom. Taip, savom rankom. Nu, įspūdingas namas. Tai tiesiog vat, noriu tave į vidų pasikviesti. Ir pirmam pasimatymui, kad mes vidai pamatytume. Pabūnam vidai. Aš norėčiau tradicinių, o tu pirmas įėjai. Tai nes aš nesakysiu, kad aš svarbesnis šitam kambarį esu, bet kad gražesnis, tai Ne, žinok, aš tau sakau kitas. Kodėl? Jeigu tu net nesupratai, aš dar kartą pakartoju kitas. Jinai neatsilaikė mano grožiui. Manau, kad kita atsilaikys. Labai greitas! Tai ką čia jinai net nesuprato, ką praranda. Apskritai tokia ne kažką. Ką tu gražuoliukas? Tai Gal einam, kad ne kažką? Einam, aš einu, žinokit, aš galiu išlaikyti bet kurią, žinokit, aš einu tikrai. Ei, gimnastas, varyk, pasilakstai! Jeigu nori būti išlaikyta, aš tave išlaikysiu. Labas. Marina. Jurgis. Malonu. Labai malonu. Aš su prieš tai atėjusiu vaikinu pabandžiau namų žaisti. Aha. Mačiau, kad nepaeina. Tai aš su tavim noriu tada imtis darbų. Gerai. Puiku. Mes su šeima auginam bulves. Bulves. Taip. Įdomu. Tai va čia yra laukas bulvių. Tu nežinai, kas yra laukas bulvių, matai. Tai aš bulves žinau, bet aš čipsų nevalgau, tai jau seniai vartojau. Taip, tai čia tos tradicinės laukas bulvių, žinai, kur žmonės visą laiką dirba. Gerai, drąsiai, viskas. Puiku. Tai užduotis kokia? Užduotis bulves iškasti. Bulves iškasti? Taip. Nu gerai, tai... O čia toks mono darbas. Aš čia vienas kasiu. Tikėjausi bus komandinis darbas. Gera idėja. Žiūrėk, aš radau bulvę. Širdelės formos. Kaip nuostabu. Aš tau ją padovanosiu. O čia matau, tu taip kažkokį judesių taip darai dar. Aš gimnastas esu. Eiktis Judesių galiu daug judesių padaryti, visokių gimnastų. Galiu tokį padaryti. Čia bus špagatys. O čia jau bus. Nesakysiu šito žodžio. Galiu ir kairį pus špagatį padaryti. Fainai. Žinai, aš imu tave. Imu ir aš tave. Opa. Nu. Gerai, tai mes kartu praleidom 12 minučių. Tai arba tu gali 12 eurų imti, arba mane. Imu tave. Puiku. Jei lankstuolis sužavėjo, tai
Tai taip jam ir reikia. Kaip jam ir reikia, aš tai iš viso atvažiavau tik pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Aš tai galvoju, jei bendrą mazgą susiriš ir tėl neišsiriš. Tegul neišsiriša, bet vis tiek kažkaip sėkmės palinkėti jam nodis. Vis tiek šiandien Valentinas. Tegul išsilanksto ten jie. Tegul lanksto. Paprašom, kad nuvežtų kažkur gerai mūsų pašvęsti. Vairuotoją vežk! Žiūrėk. Gerai, tai galit paplot, nes Valentinas surado Valentiną, Valentinas Valentiną surado. Ačiū Jums labai, su Jumis buvo improvizacijos teatras Impro Kaunas. Linkime Jums daug meilės, neškite meilės, skleiskite pasauliui ir dar vienas svarbus pranešimas, po mūsų pasirodymo čia šioje salėje vyks koncertas, gyvo garso koncertas, tai norinčius pasiklausyti koncerto prie baro galima įsigyti bilietus. Tai tęskit gero jums vakaro, gero Švento Valentino dienos ir iki pasimatymo.